Labas vakaras, brangus jurbarkiškiai, mūsų svečiai, tautodailininkai, tarybos nariai ir visi atvykusiai į šią parodą. Vasario 16-oji tai diena, kai užrašytas žodis tapo valstybės pamatu, kai laisvė tapo įsipareigojimo ir šį vakarą Jurbarke suskamba 3 žodžiai. Žodis, laisvė, Lietuva. Jurbarkas tai ne tik miestas prie Nemuno, tai pasienio miestas, o pasienis visada buvo ne tik geografija. XIX amžiuje, kai buvo uždraustas lietuviškas žodis, Nemuną kirsdavo ne tik srovės ir laivai. Jį kirsdavo knygos, slapta, naktimis, tyliai. Tai buvo mažos maldaknygės, elementoriai, laikraščiai. Per šį kraštą keliavo lietuviškas žodis. Tas pats žodis, kuris vėliau virto vasario 16-osios aktu. Jurbarko apylinkėse buvo svarbi knygnešių kelio dalis. Čia žodis buvo slepiamas, itin saugomas ir perduodamas iš rankų į rankas. Ir čia jis išgyveno. Ir kai 1918 m. vasario 16 buvo paskelbta Lietuvos nepriklausomybė, tai buvo ne tik politinis aktas. Tai buvo pergalė už kiekvieną išsaugotą knygą, už kiekvieną žodį. Tautodailė tai nebyli mūsų istorijos kalba. Medžio drožinyje slypi mūsų simboliai, keramikoje slypi žemės atmintis, o audinių raštuose mūsų ženklai. Jurbarko tautodailininkai čia, dabartinėme krašto muziejuje, rinkosi dar prieš tai, kai jis buvo įkurtas. Jie rinkosi iš poreikio kurti, perduoti, parodyti. Ir jų darbai, kaip mes ir žinome, puošia mūsų kraštą, mūsų šventes, mūsų namus. Ir šiandien galime drąsiai sakyti, tautodailininkų kūryba puošia Jurbarką, o Jurbarkas neabejotinai puošia Lietuvą. Ir kiekvienas kūrinys šioje parodoje tai tylus vasario 16-osios tęsinys. Tad su pagarba kūrėjams ir su meile savo kraštui mes kviečiame jūs į Jurbarko tautodailininkų darbų parodą ir tegul ši paroda tampa mūsų padėka tiems, kurie saugo tradiciją, kurie kuria grožį ir kurie liudija Lietuva gyva. Žodis gali būti nupieštas, žodis gali būti išgrotas, žodis gali būti išdrožtas, gali būti išdainuotas. Menas kalba širdimi, o dainuojamoji poezija tai žodis, kuris tampa jausmu. Ir šį vakarą, kaip jau ir prisistatė, mūsų scenoje Kęstutis Vasiliauskas, atlikėjas, kurio dainos ir kūryba gyvena visoje Lietuvoje, gyvena mūsų širdyse. Tai yra kūrėjas, kuris jautriai ir prasmingai kalba apie žmogų, laiką ir tėvynę. Na, ir Jurbarko tautodailininkų klubas Mituva įkurtas gan seniai, 1985-aisiais, apleistoje buvusio dvaro šiaurinėje oficinoje. Klubo pagrindą sudarė su medžiu dirbę žmonės, kurie patys tvarkėsi patalpas, pirkosi, rinkosi įrankius ir tai darė iš meilės kūrybai ir iš polėkio kurti. Tad šiandien, reikšdami pagarbą jų darbams, pristatome parodą, kuri paliečia kiekvieną mūsų ir kurią turėsite galimybę apžiūrėti iš arčiau. Tad pirmą žodį apie klubą ir parodą į sceną kviečiu tarti Zigmą Mortensą. Aš pirmiausia noriu padėkoti čia administracijai muziejaus, kad mus čia priėmė ir tokiu šaltu laiku. Ir aš, kaip tas toks periodas, kada mūsų labai mažėja, jaunimo pas mūsų jau kažkaip tai neteina, mes likučiai čia dabar susirinkom į šitą vietą ir ačiū muziejui,
mus kažkaip tai priglaudė ir gaivino. Už tai jaunimą tai norėčiau pakviesti prisijungti. Gal naujos jėgos duos kokį stimulą arba tą jėgą, kuri galėtų praplėsti. Ir mūsų krašte yra daug gražių vietų ir, kaip sakė, mes gyvenam ir augam prie Nemuno ir tai daug ką reiškia. Dar kartą dėkoju. Aš nesu aktorius iškalbingasis. Tada mūsų daugiausiai yra darbai. Parodo mūsų tą eigą. Šiandien su mumis negalėjo dalyvauti Mindaugas Pauliukas, bet jis perduoda linkėjimus, dėkoja, jog gali eksponuoti savo religinės tematikos kūrinius šioje parodoje. Šie kūriniai gimė 2 plenerų metu. Jie yra už manęs. Taip pat šiandien prisimename Vaclovą Dubikaltį, kuris kūrė kartu su Gediminu Stankūnu. Parodoje eksponuojami 2 dainų monumento eskizai. Apie juos ir apie savo kūrybą kviečiu tarti žodį Gediminą. Labą vakarą, visus su vasario 16-ąją. Ir norėčiau tikrai atsiminti Vaclovą Dubikaltį, kuris
mirė pernai. Jis buvo labai mano geras draugas ir mokytojas. Su juo dirbdamas aš praktiškai baigiau dailės visą meno kultūrų istoriją, nes jisai buvo labai daug apsiskaitęs ir tiesiog mokino drožybos, meistrystės ir visų kitų menų. Mes su juo kūrėm, kur dabar ten yra 2 eskizai, kryžius, kuris stovi Dainų kaime turbūt. Čia yra vienas iš pirminių variantų ir paskui galinis variantas. Ten buvo labai įdomi istorija, kaip tų kryžiaus kūrybos buvo daug visokių peripetijų. Pirminis variantas tai buvo, aš turėjau tokią mintį, kaip tai buvo 1000-mečių kryžius. Ir aš įsivaizdavau, kad kaip turėjo atsirasti tas kryžius. Tai buvo, galvoju, kad yra aukuras, ir kuriame degė šventa ugnis. Ir atėjo kryžiuočiai. Ne taikiai jie atėjo su kardu. Įsmeigė kardą į aukurą ir liko tas kardas aukure. Bet per tuos 1000 metų daugiau tas kardas užaugo, apaugo dideliu ir tapo dideliu ąžuolu. Bet kunigai neleido mums šito kryžiaus tokio statyti, kuriame yra kardas. Tai galinis variantas, ten išėjo toksai paauksuotas kryžius, tai ten yra abu eskizai. Norėčiau tikrai Vaclovui padėkoti, aš jį noriu paminėti gerų žodžių, buvo tikrai geras draugas, mokytojas ir bičiulis. Dėkui. Ar tu manęs nepamiršai, tavęs aš niekad nepamiršiu. Su jungiamai žinai, tik tos, ką verta išsiskirti. Dėkoju tau, kad tu esi. Dėkoju tau, kad tu dar būsi. Kaip ryto rūžiai nuostabi, mano sielos slaptam kamputy. Takus išvaikščiotus kadais, seniai užkojus miegas, kai mintis skrendu tenai, man širdžiai būna lengva gera. Dėkoju tau, kad tu esi. Dėkoju tau, kad tu dar būsi. Kaip ryto rūžiai nuostabi, mano sielos slaptam kamputy. Žiūriu per laiką ir metus ir vėl prisimenu jaunystę ir ugnį degančių laužų ir tavo paskutinį žvilgsnį. Dėkoju tau, kad tu esi. Dėkoju tau, kad tu dar būsi. Kaip ryto rūžiai nuostabi, mano sielos slaptam kamputy.
Gediminas labai gražiai pakalbėjo apie savo draugą, bet nepasakė, kad jo pačio nemaža duomenų kolekcija, gaminta iš medžio, yra taip pat eksponuojama šioje parodoje. Ir dabar grįžtame prie tapybos darbų ir 4 nuostabūs darbai yra eksponuojami Reginos Balčaitės. Kviečiame. Vakaras. Tikrai labai smagu matyti žmonės, kuriuos taip retai kartais sutinki. Ir labai ačiū, kad Zigmas paskambino ir kad, kažkaip sakau, gerai, tos kelis darbus duosiu, nes klubas, tai kai aš atvažiavau į Jurbarką, tai buvo tie žmonės, kurie mane priėmė kaip į šeimą. Nes aš čia viena buvau, dirbau Raikop sąjungoje dailininkė ir klubas tai buvo tikrai kaip šeima. Tada jie darė tiltukus per Imstrę ir mane nusivedė Zigmas parodyti, mes senam tam flygelį, ten buvo dirbtuvės ir tas toks istoriniai, vis tiek ta vieta tokia istorinė, man labai labai patiko. Čia cerkvė tada buvo apleista. Ir amžinatilsį mano vyras, jau kai aš auginau, nes šitam klube aš sutikau ir savo vyrą Alvydą Balčaitį. Ir čia cerkvės kieme jisai skaptuodavo ąžuolus, darydavo skulptūras, tai aš su vaikiukais čia atvažiuodavau. Ir čia tie darbai mano, tai vienas būtent ir skirtas, ten kur ta dviese, tai jisai skirtas mano vyrui. Žinoma, labai tikrai smagu, ne tai, kad smagu, bet kaip čia pasakyti, smagu ir gera, kai tu gyvenime gali visą laiką jaustis apkabinta, eiti per gyvenimą dviese. Man taip lėmė likimas, kad mes išsiskyrėm, jis numirė. Tai, bet aš tam paveikslę mes vis tiek kartu žiūrim į tuos vartus, pro kuriuos ir aš išeisiu. Ir aš dažnai jaučiuosi vis dėlto dar jau apkabinta, nors vienatvė tikrai yra nelengva. Tai va, ir ten tokius ir lietuviškus simbolius panaudojau, nes lietuvybė, iš tikrųjų aš pati suvokiau iš dailininko Kašinsko paskaitų, kas mes esame, jeigu nežinom, tai iš tikrųjų esame niekiniai. Tai tie simboliai ten tokie dar truputėlį yra ir lietuviški. Alvydas labai ir tai bandoniai, kai vadovavo, labai lietuvybę ir tą tautosaką ir tautodailę labai vertino. Tai iš tikrųjų, gal čia visai ne į temą, bet aš prisimenu ir jį, nes būtent čia klube susitikau. O kiti darbai, tai tokie, žiema šalta, bet vis dėlto mes susirenkam, vienas kitą sušildom ir ačiū už dėmesį. Pasibaigė žiema ir paukščiai jau sugrįžo, žibuoklės mėlynai, ten miškai pražydo. Aš pas tavęs pubu, skrendu daina per šilą, nešu tau tų vadų, žibuoklių pirmutinių, laukai, jūs greičiausiai žydėti, nes gražiausias gėles daug pador noriu tau.
Dievas dovanojo, nuo manęs nevyk, bet jis greičiau suspėjo, turbūt tave labiau, jis už mane mylėjo, laukai, greičiau žydėti, nes gražiausias gėles dovanot noriu tau, o vėjau to, padainuoti man padėti, nes taip gera širdį, o kodėl nežinau. Ir taip toliau, paskutinė. Ačiū Kęstučiui. Na, ir šiandien turim vasario 16-ąją, bet taip pat šalia turim ir užgavėnes. Ir labai simboliška ir labai džiugu, kad turime ir užgavinių kaukių ekspoziciją. Ir pristatyti ją kviečiame autorių Remontą Klevoką. Pirmiausia, su švente visus. Šiemet kalendoriai taip susisuko į vieną tašką, kad beveik sutapo valstybinė šventė, tai Lietuvos valstybės atkūrimo diena, ir kita labai sena, tradicinė, labai įspūdinga, išrinkta į 10 geriausių tokių nepriklausomų, kaip vadina, alternatyvių karnavalų tarpą, tai yra užgavėnės. Na ir užgavėnės turi porą tokių simbolių, atributų, kurie yra labai originalūs ir tiesiog neatskiriami gal viens nuo kito. Tai yra kaukės ir morė. Kaukės, ką jos reiškia? Iš senovės šita tradicija, užgavėnių tradicija, per ilgą laiką keitėsi ir jeigu pradžioj buvo kaukės kaip daugiau ritualinis veiksmas, tai žmonės, senieji žemdirbiai, senieji mūsų protėviai norėjo padaryti kažkokią tai įtaką gamtos jėgom, kad greičiau ateitų pavasaris, kad metai būtų sėkmingi, kad derlius būtų geras. Na ir tai buvo susiję tiesiog su žmonių išgyvenimu, nes jeigu derliaus nėra, arba pavasaris birželio 5 prasidės, tai, žinot, rezultatai būdavo labai prasti. Vėliau amžių eigoj kaukės vystėsi, keitėsi, jų asortimentas, sakykim taip, išsiplėtė. Atsirado kitokio tipo kaukės, tai ir vaizduojančios ir žmonės, kai kurių kitų tautų žmonės. Ir toj vietoj noriu pasakyti, mano paties čia pastebėjimas yra, kad, sakykim, kodėl atsirado kaukių tarpe tame karnavale, kodėl atsirado dvi tautybės, tai be viso kito, man labai krinta į akis, kiek suprantu žmonių psichologiją, kad buvo tam tikras pavydas. Elementarus pavydas. Žmonės, kodėl žydus ėmė vaizduoti? Tai todėl, kad, aišku, žydai buvo išskirtinė tam tikra figūra, bet jų tarpe, kaip ir dabar, kas dabar skina Nobelio premijas, tai būkim teisingi, jų tarpe tikrai daug yra labai garbių žmonių, nes ten veikia visa sistema garbių žmonių atrankos, paramos, vystymo ir toliau pateikimų į atitinkamas pozicijas visa sistema. Tai žmonės iš dalies vadovavosi ne vien tik tuo, kad tai yra išskirtinė vizualiai figūra, bet ir tam tikras buvo pavydas. O, tu jūs čia gudrus, jūs čia gerai uždirbat, tai mes dabar karnavalę iš jūsų imsim, pasišaipysim.
Bet tai tokie buvo tradiciniai dalykėliai, čia senųjų laikų tradicija. Dabar matau, šiais laikais vėlgi lyg ir bandoma truputį cenzūruoti kažkaip tai, pateikti, kad jau pasirodė dabar neseniai Delfio portale straipsnis, kad homus lyg tai netinka jau vaizduoti šitam užgavėnių karnavalė. Bet tai vėlgi yra tam tikras elementas, kuris panašiai skamba, kaip jau aš minėjau, apie kitus žmonės. Tai romai pasižymi labai gerom tokiom meniniam savybėm, aktoriniam savybėm. Tai, ir kas be ko, tai irgi sukelia tam tikrą šiokį tokį pavydą. Ir kadangi ne visi taip sugeba šokti, dainuoti, laisvai elgtis, siautėti kažkokiam tai renginį, šokiuose ar panašiai, tai žmonės iš dalies vadovavosi irgi tokiu požiūriu, kad mes nemokam, tai dabar mes karnavalę pasišaipysim. Kas be ko be abejo yra tradicinės įvairios tos kaukės, tai demonai ir gyvūnų vaizdavimas, ožiai, arkliai, gervės, vėliau atsirado kai kur netgi gaidžiai. Tai vėlgi buvo susijęs su daugiau magiškais ritualiniais veiksmais, nes pavyzdžiui arklys tai buvo tam tikrų senų laikų buvo įsivaizduojamas, kad jisai gali kažkokiom savo mistiniam galiom, gali nuvykti į įvairias vietas, tame tarpe gal ir anapusinį pasaulį. Tai todėl arklys be visa ko, jis turi ir magiškų savybių. Morė, apie morę noriu porą žodžių. Morė, čia mes morės neturim kol kas. Bet jau čia nereikia, morė bus rytoj, bus Jurbarke, bus visur. Morė yra iš tikro, iš senų laikų, tai yra pamėklė, šmėkla, baisuoklė. Ir jos buvo tokia labai įdomi paskirtis užgavėnėse, ji turėjo simbolizuoti visokį tokį blogį, negeras jėgas, negerą, prastą išvaizdą ir įvairių blogybių ydų rinkinį, kurį karnavalo metu reikėjo gerokai patampyti ir po to likviduoti kažkokiu tai būdu. Dažniausiai tai būdavo sudeginimas. Galėjo būti ir kitas variantas, kai kada būdavo susmulkinama tiesiog. Taip rašoma prisiminimuose apie senovinės užgavėnės. Užgavėnių metu morė neturėtų būti išpuošiama kaip Miss Lietuva gražuolė. Tai neturi būti gražuolė, tai dažnai žmonės daro klaidą, kad aišku, moteris ir merginos dažniausiai susirenka tą morę, komponuoja iš gražių medžiagų, pasistengia savo visus sugebėjimus panašiai kaip pačios prieš veidrodį sugeba pasipuošti, tai panašiai padaro ir morė tokios kokybės. Ir kas tada gaunasi? Šventėj stovi morė ir atsiveda ir vaikus mažus, jaunimas, taip toliau. Ir dabar visi tą gražuolę supleškina. Degina su džiaugsmu, viskas čia. Tai čia toks yra disonansas toje vietoje. Jeigu morė pagal tradiciją yra blogybių rinkinys, tai ji neturėtų būti gražuolė. Jeigu ją likviduojam, tai vėlgi negalim naikinti kažkokį tai gero simbolį. Turi būti prastas vaizdas, aplamai užgavėnių, visų šitų karnavalinių dalykų paskirtis yra nustebinti, prajuokinti. Kodėl juokas reikalingas užgavėnėse? Todėl, kad jau žengiant nuo pačių pradžių, juokas buvo kaip viena iš jėgų, viena iš situacijų, kuri labai padeda atsinaujinimu. Tai šiais laikais mes gerai žinom, kad, kaip sako, vitaminas C gaminasi, kai juokiesi. Tai mokslas šitą viską patvirtina. Tai porą žodžių apie savo kūrybą. Čia mano tos kaukės yra iš įvairių medžiagų, tai yra tam tikra prasme tokia retrospektyvinė grupė nuo 2018 iki 2024 metų. Yra ir šviežesnių, bet jos liko namuose.
Tai medžiagos pačios įvairiausios, pradžioj pradėjau nuo medžio drožybos, vėliau labai susižavėjau, pamačiau, kokia gera medžiaga yra, kokia kokybiška liepos žievė. Tai liepos šita stora, tokia galinga žievė, ji yra tikrai unikalių savybių, ne veltui senovai žmonės iš jos darydavo įvairius namų apyvokos daiktus ir panašiai. Kaukės irgi darydavo iš liepos, drebulės ir eglės žievės. Tai tos žievės nelabai puola jokie vabaliukai, lyginant, pavyzdžiui, su kitom. Jeigu iš eglės padarysi, arba pušies ypač, tai beveik garantija 2-3 metai vabaliukai susmulkina, miltai pyra, viskas, sukūrenimui tik tai belieka. O liepos žievė aš jau turiu tokių pavyzdžių, kurie išstovėjo virš 10 metų ir negenda. Niekas negriaužia, niekas nepuola, nepelyja, nepūva. Jeigu, aišku, neįmesi į vandenį kur nors į pelkę. Tai labai gera medžiaga. Pritrūkau šiemet, norėjau padaryti, šiai progai, norėjau padaryti bent keletą kaukių, panaudojant arklio ašutus, arklio plaukus. Ir kas gavosi? Buvau užprašęs prieš porą metų žmogaus, kuris beveik vienintelis jau Jurbarke turi arklį. Sakiau, tu būk žmogaus, kai dirbsi, palik man, neišmesk tų plaukų. Lyg ir sutarėm, viskas gerai, dabar, kai man jau prireikia, skambinu. Ne, tai ką tu nieko, sako, nesakai man. Tai kad sakiau, nugi viskas, kalbėjom rimtai. Pamykiai, žmogus pamykčiojo, supleškinau, į dangų paleidau. Viskas, nėra plaukų, nėra iš ko daryti. Bet gal padarysim kitą kartą. Dėkui. Ačiū Rimantui už išsamias žinias. Aš jau matau potencialą bendradarbiavimui etnokultūriniuose renginiuose. Na, o dabar dar vieną kūrinį mums dovanos brangus Kęstutis. Ėjau paklausti savos mamytės, sakyk, mamyte, ką man daryt, aplinkui kraujas, raudonos gaujos, galiu pražūti tave palik, aplinkui kraujas, raudonos gaujos, galiu pražūti tave palik. Ji man pasakė, pamiršk viską, skubiai priimti Lietuvos. O jeigu eisi su bolševikais, nedovanosiu tau niekados. Išėjo broliai, išėjo sesės, išėjo ginti Lietuvos ir sudrebėjo raudonos gretos, kai jie išgirdo žodžius mamos. O ji pasakė, pamirškit viską, skubėkit ginti Lietuvos. O jeigu esi su bolševikais, nedovanosiu tau niekados. Pro mano plaukus žolė jau žalia, negrįšiu, mama, aš į namus. Kodėl taip skaudžiai tau širdį gelia, aš tik įvykdžiau tavo žodžius. Kodėl taip smarkiai tau širdį gelia, aš tik įvykdžiau tavo žodžius. Ačiū Jum.
Ir siūlau pasidėti gitarą, kadangi į sceną kviečiame savo meno kūrinius pristatyti į Stabų ir Jurbarke gerai žinomą duetą, Rūtą ir Kęstutį Vasiliauskas. Tai kaip ir visi iš tikrųjų su švente, labai smagu, kad mes čia galim sudalyvauti. Čia labai kai kurie žmonės gražiai pasakojo apie savo kūrybą. Aš tai tokia truputį jaučiuosi apsimetėlį, nes nesijaučiu aš nelabai tautodailininkė, nelabai menininkė didelė. Tiesiog patinka man piešti, tai va taip ir gavosi, kad kai susipažinau su Kęstučiu, kažkaip mes daug kalbėdavom apie meną ir taip pat susiklostė, kad susipažinau su Zigmu ir atsidūriau čia tarp tautodailininkų, nors kaip minėjau, aš tikrai nesu tie paveikslai irgi tikriausiai nėra labai tradiciniai, nors jau tie du, kur tenais iš daržovių gyvenimo ten tokie kabo, du natiurmortai, tai sakyčiau beveik jau galima sakyti tradiciniai. Tai klausė štai muziejininkiai, sako, kas tau čia į galvą šovė, kad tu tokius dalykus, kam čia tos daržovės, sako. Sakau, čia iš tikrųjų, tai meno mokykloje, žinokit, pastatė priešais natiurmortą ir sako, dabar piešk. Pasirinkimo kaip ir nebuvo, buvo du natiurmortai, tai nupiešiau būdu, tai ir išėjo toksai iš daržovių gyvenimo. O ten tie juodi grafikos darbai, tai, tiesiog man labai patinka toks piešimo stilius ir man jie pačiai patinka, tai galvoju, gal ir kitiem patinka, tai už tai aš juos čia ryžausi eksponuoti. O Kęstutis, tai jisai, jeigu atkreipsi dėmesį, ten mūsų darbai vienas šalia kito kabo ir jie iš tikrųjų labai skirtingi, nes pas mane, sakysim, ten gal simbolizmo yra tokie jie naturalistiniai, o Kęstučio tai yra visiškos abstrakcijos, yra virpesiai, tikriausiai dėl to, kad jis yra muzikantas, nes muzika yra virpesiai ir jau visi paveikslai iš tikrųjų tokie yra virpesiai, jie praktiškai yra daugiau emociniai, jausminiai, nelabai apie pasakoti eina, ką jis ten norėjo pavaizduoti, man atrodo, jis pas nelabai žino. Tai labai smagu, kad čia mus priėmėte į šitą kompaniją, labai džiaugiamės galimybę tuos paveikslus eksponuoti ir ačiū už dėmesį. Prie savęs kviečiu kolegas ir kviečiu Kęstutį. Mielas Kęstuti,
Šiandien, kai minime Lietuvos gimtadienį, žinome, kad beveik sutampa ir jūsų asmeninė šventė. Tegul tai būna simboliška, nes kūrėjo balsas taip pat kuria ir Lietuvą. Linkime, kad jūsų dainos dar ilgai skambėtų Nemuno pakrantėse, kad jungtų kartas ir primintų, kad laisvė prasideda žmogaus širdyje. Tad nuo mūsų Jurbarko krašto muziejaus kolektyvo siunčiame šilčiausius sveikinimus gimimo dienos proga. Šį vakarą dar kartą įsitikinome. Lietuva gyva ne tik dokumentuose ir datose, jinai gyva Jurbarke, gyva mūsų širdyse, dainose, kūryboje ir tautodailininkų rankose. Ačiū, kad esate su vasario 16-ąja, su laisve, su Lietuva.